Mes sakydami, kad tai yra penktoji kolona, labai sumažinam jų vertę mūsų kaip priešus, nereikia priešų nuvertinti. Ta prasme, jeigu aš būčiau Putinas ir aš norėčiau čia Lietuvoje kažką daryti, tai aš tikrai neičiau per sieną su kariuomenė ir iš Baltarusijos ar iš Rusijos, iš Kaliningrado srities tikrai nieko nešaudyčiau, tam, kad neaktyvuočiau penkto NATO sutarties straipsnio, kai mes turim Lietuvos viduje užsienio legionierių armiją didesnė negu mūsų vidaus kariuomenė. Aš jau nekalbu apie tos visus rusakalbius, kurie dabar pastaruoju metu vis drąsiau elgėsi, aš jau nekalbu apie tos visus lietuvius vatnikus, kurie sulik kiekviena Rusijos pergalė Ukrainoje vis pas mus jie vis drąsiau ir drąsiau reiškėsi. Mes karo pradžioje tai turbūt net nematėm jų iš viso balsų. Paskui atsirado visokie vaitkai, tutkai, tratai ir visos kitos bežionės, kurios pradėjo garsiai labai kalbėti ir jos subūrė ir suvienijo ir išdrasėjo tie visi vatnikai. Turim labai didžiulius kiekius atvykusių užsieniečių iš Baltarusijos, iš Rusijos ir tai, kad mes tik tai labai retai matome mašinas, automobilius rusiškais numeriais, tai nereiškia, kad jų čia nėra. Tai vien tik tai pagal oficialią statistiką mes turim 60 000 žmonių, kurie nepatikrinti. Kaip jų yra toksai didelis kiekis, kritinė masė, tai kam iš viso organizuoti kažkokį karą? Ta prasme, tai gali kiekvienas iš jų irgi gal turėti ginklus, ar tie ginklai gali būti čia atvažiavę. Ir tai, kas ten buvo kažkada imituojama, Šalčininkose berods buvo užimtas policijos nuovada. Ir kažkaip labai lengvai viskas ten gavosi. Ta patį scenarių galima pakartoti ir kitose miestuose. Ir čia, gal dar Kaunas, Vilnius su savo šauliais kažkaip atstovėtų, bet, pavyzdžiui, kokia Klaipėda, tai ten, aš manau, jie visai su malonumu visą valdymą ir perduotų tokiem.